Sveiki, su jumis autogidas aš Andrius Janušauskas, metas pasižiūrėti, kas vyksta šį savaitgalį, taip pat Anykščiuose. Būtent Lietuvos kartingų čempionato pirmasis etapas. Einam pasižiūrėti, kaip pilotai yra pasiruošę naujajam sezonui. Sezoną aplenkti į kitus sudėtingiausius. Kaip jūsų pilotai sekasi? Kol kas labai gerai. Viską parodys finalas. Kaip sekasi, galima pasakyti, kai pamatai finišo vėliavą. Radom droną. Droną radot? Taip. Kaip tau sekasi važiuoti? Aš dar nevažiuoju. Dar nevažiuoji, bet jau planuoji, ne? Taip. Supratau. O tai kas važiuoja, tavo gal šeimos nariai kokie? Emilis važiuoja. O Emilis yra kas? Brolis. Brolis. Visai neblogai. Kas sudėtingiausia Anykščių kartodrome? Nu, kaip čia pasakius, sudėtingiausiai pirmą vietą manau patekti, nes visi konkurentai tiesiog puikus. Manau, kad paskutinis posūkis man yra sudėtingiausias, nes ten lenkimą labai nesunku padaryti. Stiklas, plasmasė, popierius. Pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti draugais ir partneriais iš Latvijos, su kuriais ir kūrėm tiesioginę transliaciją varžyboms. Tai pasisveikinsim. Kaip ryte? Galėtumėt kažką pasakyti latviškai? Yes, we understand everything you say. Latviškai. Labdien, mani sauc Edgars, un šodien mēs filmējam kartingu. Taigi dar kartelį su jumis aš Andrius Janušauskas ir tęskime visą šį veiksmą, kas vyksta Anykščių kartodrome. Svarbiausia, kai dirbi ir tiesioginės transliacijos žiūrovams, ir žiūrovams trasoje, tai prioritetas tavo yra vis tiek. Tiesioginės transliacijos žiūrovai komentuoja tik tai, ką matai. Nepaisant to, ką galbūt kiti žiūrovai mato gyvai trasoje. Tai toks esminis skirtumas. Neatsiejama dalis viso šito sporto yra teisėjai, kurių yra ant kiekvieno trasos kampo. Kas yra sudėtingiausia jų darbe? Būti tiksliu ir tikslų pastebėjimą duoti reikiamų metų. Būti teisingu, tiksliu, atsakingu ir nešališku. Čia gerai, kad ne eurus duodė, nes čia mus būtų prigavę. Kas sudėtingiausia šitam darbe? Nepamest. Dėmesio labiausiai. Koks buvo sezono pasiruošimas jūsų komandai? Oi, sunkus. Turim daug naujų dalyvių. Turim stipriai įsibėgėjančią kadeto kategoriją, tai turėjom labai daug darbo. Tai net vakar vyrukai dar iki 11 ruošėsi. Bet viskas gerai, žiūrim pozityviai, turėtų būti gerai viskas. Kiek jūsų komandoje narių dabar? 35, man atrodo. Nežinau. Jūsų kategorija yra visai atskira ir vadinasi BRIX, kuo jinai ypatinga, kuo jinai kitokia. Taip, jinai kitokia tuo, kad mes važiuojam keturtakčiais varikliais. Jie nėra labai galingi, bet pradžiai yra labai lengvai perprantami, labai lengvai prižiūrimi. Tai susipažinimui su kartingų sportu yra labai puikia pradžia. Kiek reikia sezonui investuoti, jeigu nori pradėti šį sportą? Spėju, kad pas jūs reikia kreiptis tada. Principe jo, jeigu pradedam, tai tam jinai ir yra ta BRIX kategorija, kad su ja startuoti, o ta investicija, tai kaip pamatuosi, tai nuo 5000 eurų.
Tikriausiai susitvarkyti su įtampa. Bendrai. Ir vaiko, ir savo, ir komandas. Kiek jūsų sūnui metų? 8. Antras mūsų sezonas. Tai vis dar mokomės to paties, tvarkyti su įtampa. Priekybo šiandien visai kitokia. Jau čia jau įkaitus atmosfera. Šiandien įkaitus. Autogidas Andrius Janušauskas su jumis jau atsisveikina ir noriu palinkėti visiems gero kelio, saugiai vairuokit ir būkite laimingi.